kada pagalvojai, kad gali išmokti viską, ko nori? Prieš daug metų tuometinėje Lietuvos veterinarijos akademijoje mokslus krimto tokia veterinarė Ona. Šiandien Ona dirba Norvegijoje, tačiau retkarčiais grįžta ir į Lietuvą. Kai tik grįžta, visi apipila Oną skambučiais, nes visiems reikia, kad ši išspręstų ypatingas problemas. Tokių nesugeba išspręsti kiti Lietuvos veterinarai. Iš kur tokie unikalūs gebėjimai? Ona turėdavo galimybę bent 10 kartų per mokslo metus sudalyvauti studentų renginiuose su kursiokais. Užuot visus kartus liekusi pramogauti, ji dalyvaudavo vakarėliuose vos 1 ar 2 kartus metuose, o kitų laikų mokydavosi. Tinkamai balansuodama mokymas ir pramogas, Ona sukaupė nenusakomą dydžio patirtį, todėl ji tapo geidžiamiausia veterinarė Lietuvoje. Dažnai Onos klientai klausia, iš kur tu tiek daug žinai savo srityje? Ona visada atsako labai paprastai. Kol kiti ėjo į vakarėlius, aš mokiausi. Kol kiti pramogauja, aš dirbu. Ši istorija parodo, kad aukštus rezultatus gali pasiekti kiekvienas. Svarbiausia – mokytis, kaupti patirtį ir nepersistengti su pramogomis.